būti palaiminimu kitiems. Dievo angelas pranešė: nebijok, Pauliau, privalai stoti prieš Cezarių. Todėl Dievas tau dovanoja visus, kurie su tavimi plaukia. Tad vyrai, drąsiau, aš tikiu Dievu, kad taip ir įvyks, kaip man pasakyta. Apaštalų darbai, 27 skyrius, 24 eilutė. Laivu keliaudamas į Romą Paulius pateko į siaubingą audrą. Laivui ir visiems jame esantiems kilo didžiulę grėsmę nuskriausti. Žinoma, jis meldėsi ir Dievas jam atsiuntė angelą, kuris ištarė viršuje paminėtus žodžius. Įvyko iš tiesų taip, kaip buvo pasakyta. Laivas sudužo, bet visi jame buvo vyrai išsigelbėjo. Dievas atidavė juos visus į Pauliaus rankas. Kitų žmonių užtarimas turi žymiai didesnį galią, nei mes dažniausiai įsivaizduojame. Į mūsų rankas Dievas atiduoda žmonės, su kuriais mums tenka susidurti kasdien. Tam tikrą prasme jis atiduoda, jis dovanoja juos mums. Per mus Dievas nori laiminti mūsų šeimą ir draugus, darbo kolegas, bei kaimynus. Jis patikė juos į mūsų rankas. Mes galime juos laiminti, keikti, arba jie gali mus visiškai nerūpėti. Tačiau Dievas trokšta laiminti. Jis išklauso maldą, kurią siekime užtarti kitus. Tokiu būdu jis gali laiminti mūsų supančius žmonės visomis dovanomis, ko patys tikrai nesugebėtume padaryti. Jis nori, kad mes taptume palaiminimu tiems žmonėms. Kartais tai reikia būti draugiškai nusiteikusiems ir linksmai su šypsena ištarti labas rytas. Malonu matyti tave. Taip pat galime padėti ir atleisti. Iš tiesų mes galime būti aktyvę palaimą. O dalykus, kurių patys nesugebame išspręsti, galime atiduoti Dievui. Apsauga nuo ligų ir nelaimingų atsitikimų, ramybė, Dievo atpažinimas. Yra tiek daug dalykų, kuriuos Dievas gali palaiminti. Pradėk melstis ir su pasitikėjimu laimink kitus. Nustok būti nusistatęs kitų žmonių atžvilgiu. Atleisk tam, kuris esi nesąžiningai elgiamas įžeidė tave. Negi žadi nelaimindamas jį nubausti. Tapk savo aplinkiniams Dievo šviesa ir palaiminimo. Pasitikėk juo, jis tikrai palaimins. Atidžiai stebėk, koks bus Dievo veikimas. Atverk savo akis bei ausis ir džiaugis Dievo veikimu. Dėkuoju Jėzų, kad suteikė man tiek daug galios. Meldžiu, išvalyk mano širdį, kad be jokių nuosėdų džiaugsmingai galėčiau užtarti kitus. Aš asmeniškai noriu atsistoti į eilės galą. Pirmiausia, noriu, kad tu laimintum kitus, o taip pat noriu tapti palaiminimu kitiems. Tikrai žinau, kad tu rūpiniesi manimi, todėl save galiu padovanoti kitiems. Tu esi geras Dievas. Amen.